Didžiausias staigmena, kad svečiams dalyviams irgi reikia parodyti dokumentus. Aš atsimenu, kiek buvo Algirdo teisme, niekas mūsų dokumentų neprašė. Niekada neprašė. Net žiūrovom reikia dokumentų. Algirdas, žiūrėkite. Jūs mus girdit? Gerai, viskas. Yra mėgiai. Kazimierai, Algirdas mūsų mato. Pabandykit atsijungti ir prisijungti. Tik galit prieiti arčiau, ko jūs ten vykite. Ir Mindaugas yra. Viskas. Prašom, gyvenai, palakai. Salės jūs pamatysit, pagalėsit. Nei vieno nematysit. Taip. O dabar galima jį matyti dabar? O jis mus mato dabar? Tai va, jūs irgi ten gražiai atrodot. Nu ką žinau. Erika, tau betraukti uždrausta, ko tenai kalbi? Pasodins dar. Tai jo, tai būtų teisme reikia ramuotis. Laiko klausimas. Viskasgi gerai. Erika, pasakyk, kad aš niekada nepralau. Oi, Mečyslavas siunčia linkėjimus, patenkintas, laimingas, dalyvauja. Šiaip mes turim šiandien labai gražią grupę palaikymo. Taip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mes. Mes kaip čia pranešti, parašyti ramoškai, kad niekas. Taip ir mes jūs girdime. Labas, Mindaugai. Jos pagamina vyrus. Mes čia 8, net 8. Galima bus kasdien rauti. Mes tai prastai girdim. У меня есть еще вопрос к вашему технику. Можно ли подключить к нашему компьютеру еще? Mes girdim prastai. Pakalbėkite dabar. Alio. 1, 2. Alio. Ar girdit dabar geriau? У нас есть просьба. Aš tai girdi gerai. Tai jūs girdit, o mums tai nelabai girdis, ypač kas toliau sėdit. Nu dabar geriau bus šiek tiek pagarsinu. Taip. Aš O tai šiek tiek pagarsinu. O galit biškį daugiau negu šiek tiek pagarsinu? Nu jau maksimaliai pagarsinu, kaip išeina šitoj salėje. Būtų kita salė, būtų geriau. Ne. O tai kaip mums savo dokumentus parodyti, jiems pateikti? Prašom, stoti teismas yra. Sėsti prašom. Pagarsinu, kad garsu daugiau būtų. Taip, kad visos salės apimtų neišeina padaryti, ar ne? Tada ką norėtumėt matyti iš salės? Niečką tave matys, Kazimierą matys, Kazimierai. Pasirodė kažkaip tiek į priekį, kad tave matys. Va. Va, matot. Viskas gerai. Jūra priekį tiek, šalia Kazimiero, ar kaip. Va čia. Nu, va dabar. Ar matot? Kas nuotolinio salę matot? Matom. Gerai, viskas gerai. Tai šitą gerai, šitą užtenka. Savęs kaip nors tiek to jau. Ačiū. Ačiū, Aivarai. Taip, jeigu kažkas daro filmavimą, tai dabar jau bus pradėtas posėdis, tai galite jau išjungti. Gerai, iki. Klausyk, kiek tave atlaikys, dar galim pabendrauti, gal kol neišjungi. Ne, jau nesigirdi. Galima
klausimą užduoti. Ai, negalima? O kodėl? Klausykime, aš galiu skiriam, tai mes galėsim tą Matom, papildomą prokurorė bijo atsakyti klausimą. O aš tik tipo užbėgu ir... Tai va, taip kad Na tai, Kazimieras, Ką? prokurorė bijo... kol kas žinoma, kad žmonės nepajėgus vesti dviejų bylų, Klausimą bijo. kada mums draudžiama tarpusavį bendrauti, draudžiama turėti kažkokią bendrą strategiją, taktiką, tai yra apribota bet kokia mūsų gynyba, apribota teisė gintis. Tai matysim, kas bus toliau, Kazimieras Šaunuolis, tas faktas yra pagrindinis iš tikrųjų, kuris stipriausiai riboja mūsų konstitucinės teisės. Tai va ir ačiū visiems, kas atvyko. Dėkojame ir iki kito karto. Kaip man džiugu, kad mes laimėsim. Tai va, Algirdo nuotaikos geros, visi matė, girdėjo tiksliau jo balsą ir matysim, manau, kad perspektyvos yra 100%, jokių pažeidimų. Forumas nepadarė, jis įsteigė laikantis visų įstatymų. Viskas gerai. Ačiū labai visiems. Kitą salės prašysim didesnės. Vis daugėja, mūsų daugėja. O, kitą kartą daro daug. Tai va. Gerai. O kažko šiandien nebuvo šūdos, pasisėlė 3 kakadų. Nu tai nenorėtų tiek dėmesio gauti. Ai, teisingai. A, jie protingėja. Jiem nedaro reklamos, jie Žiniasklaida suprato. protingėja. Jie suprato dabar reklamos. Antras posėdis buvo, kurio metu vėl nušalinom teisėją. Motyvacija tokia, kad prokuratūra, ta pati generalinė prokuratūra, tik tai kitas skyrius daro tyrimą, mums uždrausta probacijos pagal įstatymą ir bendraut, ir kalbėt, štai va dabar kartu stovim, jau pažeidinėjam, įstatymą jau sugalvota. Vadinasi, mes negalim kolektyviškai ruoštis gynybai, pagrindinė buvo motyvacija, plus Dmitrijui Glaskovui nepateikta vertimą į rusų kalbą, lyg tai pažadėjo, biškį išvertė, biškį neišvertė, jis turi viską suprast, nu ir dėl tais motyvais, summa summarum, pareikalavom nušalinti teisėją, ką priėmė, dabar vėl teismo pirmininkas spręs. Taip, kad lauksim. Iki kito teismo. Liūdniausia, tai kai tarpusavį nesusikalba teisėsauga. Lyg ir žino, kad mums draudžiama bendrauti, kad neturim dokumentų, puikiausiai žino. Jo, bet čia aš negirdėjau, kad tu sakai, nes mums uždrausta bendrauti. Tai va, tai kad neturim ir čia žino, čia nežino, kur nori, žino, kur Išvakarėse nenori. atsiunčia pakeitimą kažkokį procesinį. Pirmą visi gavom pagal įstatymą prieš 10 dienų kažkur tai laiškus, kur buvo viena tvarka, užvakar jau kita tvarka, kompų neturim, telefonų neturim, staiga sužinom čia suvažiavę, kad suvažiuoti čia reikėjo irgi, dabar tik tai netyčia į smalsumo atėję sužinojom, nu žodžiu. Kairė ranka nežino, ką daro dešinė, arba visi viską žino, bet specialiai... Kazimierai, kokia valdžia, tokia ir valstybė. Kokie Lietuvos administratoriai, tokia ir tvarka. Žodžiu, iki kito malonaus teismo posėdžio. Bet betvarkė tai yra byrėjimo pradžia, tai reiškia, su byrėjus statysim naują valstybę, viskas gerai. Bet va jau palaikytojų atsiranda jau, va kitą kartą susibursim, bus kokių 20 žmonių. Todėl prašėm didesnės salės šitam susitikimui. Iš anksto pranešim. Va, iš anksto sako praneš, tą ir padarysim. Tai va, ir žiema švarus lapas, Taip. vėl gavom švarų lapą, žygiuojam į priekį.